Ukraina. Su kokiais iššūkiais tenka susidurti tau ten, teikiant paramą, važiuojant kiekvieną kartą? Aš žinau, visai kas skirtingi iššūkiai. Aš turbūt nereikia pasakoti apie, žinai, kad ten nuolat kažkas atskrenda, sprogsta. Aplinko dabar praeitą kelionę buvom, atsiprašau, Žitomirė gyvenom. Ir ten kaip tik, žinai, su dronais biškiu užsiėmęs buvau. Ir mes turėjom poligoną, bet paskui labai oras buvo blogas ir man nukėlė 2 dienom. Ir aš viešbutį, žinai, nuėjau prasitęst kambariu 2 dienom. Ateinu į recepciją, nėra žmonių, žinai, aš tą varpelį dilin. Man iš Rusijos rėkia, žinai, teik čia, žinai, virš mūsų šachedą, žinai, skrenda. Aš duris atidariau viešbučio, girdisi, žinai, jisai ten zyzia. Ateik oro pavojus, aš sakau, davai, ateik, suformina mane ir viską, žinai. Išlindo jinai ten, suformino, sumokėjau, užlipau į savo viešbučio 3 aukšte kambarį, žinai, galvoju pro balkoną, žinai, pasižiūrėsiu, kur ta šacheda, žinai. Atidariau balkono duris ir kaip tik tuo metu numušė tą šachedą kažkur, žinai, šalia. Bum, toks garsas. Aš, žinai, gerai, okei, uždarinėjau duris ir kaip tik tuo momentu atėjo sprogimo banga, žinai, uždarau balkono duris ir man, žinai, atlupo tas duris. Tai tokių, žinai, tokių būna pastoji, bet šiaip tai didžiausia problema tai yra Lenkų pasieniečiai ir muitininkai. Ta prasme, mums su parama važiuojantiems žmonėms, tai aš sakau, nėra tas karas toks baisus, žinau, kaip Lenkijos siena. Lenkijos Ukrainos siena ten yra tikrai labai baisu. Nes jie labai stengiasi, žinai, pirmas dalykas tie, žinai, tokie, kur pareigūnai, kurie stovi ant sienos ir tikrina, tai, turbūt nereikia ten daug, žinai, intelektinių gabumų įgyti tą specialybę. Kitas dalykas, žinai, kai su pakankamai žemų intelekto koeficientų žmogus įgauna valdžią kitiems žmonėms, kurie akivaizdžiai, žinai, protingesni, tai jisai stengiasi tą savo valdžią, žinai, demonstruoti. Toks yra niuansas, kitas yra niuansas, kad pasienio gyventojai Lenkijos, jie turi kažkokių pretenzijų ukrainiečiam. Žinai, visai ką pasienis ginčytinos teritorijos. Mano senelis čia gyveno, dabar jūsų ten valdžia atkirto iš mūsų tą kaimą, tai aš dabar, žinai, negaliu ten, tokie, žinai, visokie sentimentai, žinai, pasakojimai, legendų apie tai, kaip ten, žinai, Volynės žudynės buvo, kaip ten ukrainiečiai tos Lenkus, žinai, ten skerdė tam pasienio, žinai, kaimuose. Ir tos tokio, žinai, seni nesutarimai jie yra ir kaip, žinai, Lenkų pasienietis, jisai nėra iš Varšuvos atvažiavęs, ten jie visi vietiniai, žinai, iš artimiausio kaimo darbą važinėja. Ir, žinai, čia tiem banderovcam, žinai, paramą veža ir jisai, ir ten prasideda visokie prisikabinėjimai, o dar jeigu lietuvis, tai, žinai, lietuviai apskritai, žinai, nepraleidžia Lenkai progos, žinai, paniurkit ir jeigu jisai turi galimybę, tai dar pažemint ir lietuvis, ir banderovcas, ir dar ukrainiečiam, žinai, paramą veža, tai ten toksai turbūt vienas pasienio Lenkams mes turbūt vieni nemėgstamiausių, žinai, personažų. Tai jeigu randa galimybę kažką pakenkt, tai stengiasi, žinai. Tai ten ar dokumentus paima ilgai laiko, ar nepraleidžia, ar ten ieško, ar prisikabinėja. Nesakau, ne visi tokie. Vienetai, žinai, didžioji dalis yra tikrai normalūs, adekvatų žmonės ir supratingai ir mes ten nesam pravažiavę net ir su tokiais dalykais, su kuriais negalėjom pravažiuoti per sieną ir jos ir aptiko, ir rado, ir praleido, žinai, gerai, sako, hebra, tik tai, taip, važiuokit tyliai, niekam nerodykit ir viskas. Bet būna koks nors, žinai, moteriškė, kurie gal ten, žinai, ciklo ne tos dienos ir ten jau prasideda tada cirkai, žinai. Ok, o į karo zoną teko nuvažiuoti? Kažkur būti labai arti? Labai arti ko? Karo zonos konkrečiai, nes ten aš suprantu, kad visur, bet yra tos karštosios zonos, kur vyksta veiksmas. Tai ta prasme, tai didžioji dalis paramo, žinai, kaip yra kontakto linija, tada mažiau negu kilometras nuo kontakto linijos, ta vadinama 0 km zona, taip sakant, nulinė zona. Paskui yra 5 km zona, paskui jau 10, žinai, tolimas užnugaris. Tai būdavo mes su parama, dažnai važiuojam į nulinę zoną, reiškia, mažiau negu kilometras iki kontakto. Bet vėlgi tas kontaktas, žinai, kontakto linija nėra taip, kad va čia, žinai, kaip pirmam pasauliniam kare, žinai, vienas už vieno kalniuko, kitas už kito ir ten viens į kitą šaudo. Ten tarp pozicijų yra atstumas, tai, pavyzdžiui, yra, žinai, Ukrainoje tos vadinamos lesapasatkės, kaip yra, miško juostos. Yra dirbami laukai ir jie yra prieminti miško juostom. Ir ten maždaug būna kilometras ant kilometrų tokiais kvadratais. Tai aš arčiausiai esu buvęs, va taip, viena miško juosta ukrainiečių pozicijos, tada 1200 metrų laukas ir kitoje miško juostoje yra rusų pozicijos. Ir tos 1200 metrų ta vadinamoji pilkoji zona, kur nei tiem nepriklauso. Tai ten buvau, prieš tai buvau kaimas Novomichailovka,
kur nuo ruskių, nu, kaimo gale jau buvo ruskiai, bet ten ukrainiečiai buvo gerai užsiminavę, tai mes po kaimą atvežėm į tą patį kaimo paramą. Bet ten tuo metu, kai mes buvom atvažiavę, ten kariniai veiksmai nevyko. Nu, ta prasme, tiesiog rusai buvo tik tai kaimą apšaudydavo raketom ir artilerija, bet jie įeiti nebandė, nes ten buvo labai gerai užminuota. Nu, tai visi žino, kad kaimo gale ruskiai, su jais susiriekaut principė galima, žinai, susimojuot, bet ten, nu, jie nu, žinai, nu, aišku, koks būretas, žinai, debilas gali šaut. Bet ten arti buvom. Nu, sakau, nu, ta prasme, susiriekavom atstumų mes buvom. O sakau, arčiausiai tai buvom tada, kai irgi ten dar tai buvo taip, kad ruskių pozicijos buvo vienoje pusėje ukrainiečių pozicijos, o ruskių pozicijos taip L forma priešais mus buvo, žinai. Ir vieni priešais turėjo, man atrodo, minosvaidį, šešonė turėjo kulkosvaidį ruskiai, o čia buvo kaimas, žinai. Ir mums reikėjo užminuot, kad jie į tą kaimą negalėtų užeiti, žinai. Ir ukrainiečiai sako, mes 800 metrų užminavom, žinai, bet sako, liko 300 metrų iki kacapų pozicijos, nu, nieks nenori, oi toliau, žinai. Tai gerai, sako, mes nueisim, žinai, statysim minas. Tai mes ėjom 3 lietuviai ir 3 ukrainiečiai. Tai ten, žinai, nu, atvežė mus jau ten į kontaktą, jau tik šarvuota technika važiuoja, mašinos lengvos nevažiuoja, nu, atveža iki stotelė atvažiuoja bateras naktį, nuvežė mus naktį iki pozicijų, nu, viską, žinai, už ten save susidėdi. Ir, žinai, sakau, tai tu instruktažas kaip, nu, sako, žiūrėk, nu, tu matai minos stovi, nu, sakau, matau. Nu, tai sako, eini palei minas, jau kai jų nebematysi, tai toliau minuoji. Žinai, tai sako, tai jeigu užlipsiu, sako, čia, nu, prieš tankinės tos taimkės, tie blynai dideli, sako, nuo 105 kg tik tai aktyvuojasi. Nu, bet, žinai, rusiškos minos, ten 105 teorinis yra skaičius. Aš, žinai, aš taip skaičiuoju, aš sveriu 90. Limenė neperšaunama, šalmas, automatas, 3 dėtuvės, vaistinėlė, gertuvė ir dar 3 minos po 9,8 kg. Sakau, 105 gaunasi. Nu, sako, geriau nelipti tada. Sako, gali būti, kad aktyvus. Tai mes, žinai, suvaikščiojom. Nu, tai, žinai, ėjom šešiese, kiekvienas po 3 miną, nu, 2 susikabini per petį, vienoje rankoje automatas, kitoje rankoje laisvo dar 3 miną nešiesi, žinai. Su to minom, nuėjom, užminavom, jau paskui bėgte per tą lauką, žinai, tą kilometrą parbėgom. Nu, gerai, pailsim, žinai, blindažą sulindom, ilsimės, atsikvėpavom, gerai, antras išėjimas, žinai. Vėl susirinko minas, užsimetėm, žinai, aš įėjau į apkaso kišenę iš blindažo ir išleidinėjau visus, kad čia, nu, tipo žvalgyba, žinai. Tie išėjo, žinai, hebrų pradeda dėtis minas, o aš žiūriu, žinai, dronas, matau, atskrenda. Nu, žinai, šviesi naktis, pilnatis buvo matos. Sakau, žinai, vadui droną, žinai, kur, sakau, 5 valandą dronas. Tas kur, žinai, su načnyku. Ble, dronas, davai visi į blindažą, žinai, sulindo į blindažą, visi, žinai, nu taip, atsiklaupiau, galvą užsiėmė, laukiam, žinai, nenumes kažką. Nieko nenumetė. Gerai, sako, išėjimas. Sakau, palauk, kaip išėjimas? O kieno dronas? Sakau, gal čia mūsiškiai praskraidė, gal, sakau, mūsų štabą žiūri, ką mes darom. Ką žinau, sako. Sakau, tai davai, vat, per raciją į štabą, kieno dronas. Sako, durnas, sako, nieks nežino, kieno čia dronas. Sako, čia bardakas visiškas. Sako, kad capai gali būti čia skraido, žvalgybą daro. Gali būti mėto kažkas, gali būti mūsų dronas. Tai sakau, tu bent gali išsiaiškinti, kad čia tikrai ne mūsų dronas. Ar sakau, gal, nu, ta prasme, sakau, gal čia mūsų dronas ir mes čia bereikalus terikuojam. Nu gerai, per raciją į štabą, nieks nieko nežino. Kad, koks dronas, nieko nežinau. Sako, gal iš kito sektoriaus kas atskrido, nežinau. Sako, virš mūsų lygiai greičiai pozicijų praskraidė. Sako, ar numetė kažko. Sako, nenumetė. Nu tai gal mūsų tada, žinai. Nu tai antras išėjimas, aš sakau, palaukti, tas dronas grįž. Nu jisai, ar kažkur, nu jisai, nu ta prasme, jisai negali nuskrist. Dronas, baterija baigėsi, jisai vis tiek turi kažkada grįžti. Nu gerai, nu tai tipo palaukiam, važiuojam. Atgal praskrido, mes vėl, žinai, pralaukiam, vėl išeinam, žinai. Aš sakau, kažkas, žinau, sakau, man ten šviečia, žinai, priešais. Nu ten, kur mes turime eiti, tą pusę priešais virš kacapų pozicijos, žinai, šviečia kažkas, matau. Pažiūrėjau, sako, žvaigždė. Nu, giedras dangus, žvaigždės matosi. Blema, sakau, nu ne žvaigždė ten tikrai. Nu, žvaigždė einam, ne nervuok einam, žinai. Ne, sakau, ne žvaigždė. Sakau, palauk, žinai. Mes kol ten ginčinomės, žinai, žemė sukasi biški ir dangus visas biški keičiasi. Sakau, žiūrėk, visos žvaigždės pasistumė, ta žvaigždė vietoje stovi. Sakau, čia kaip čia tau pagal tavo paaiškinimą čia žvaigždė gali būti. Sakau, dronas kabo. Nu gerai, palaukiam dar 20 minučių, nusėsim batarkį, jisai nusileis. Laukiam dar 20 minučių, jisai nenusileidžia, žinai. Nu, ta prasme, kabo. Paskui mes tik tai sužinojom, kad tada kacapai jau turėjo paleidinėjo tos dronus su kabeliu. Nu, laidas jam ir maitinimas, ir valdymas per laidą, žinai, na, žvalgybiniai dronai. Sakau, žiūrėk, nu, sakau, mes tai lietuviai neįsim. Tu šį įsakymų neklauso, žinai, čia ką, tipo einam, žinai. Sakau, o pas jūs yra, koksai yra operacijos nutraukimo algoritmas? Nu, kada jau, nu, sakau, pas mus yra... Žinai, ką, aš istoriją pertrauksiu, aš įsivaizduoju ir jaučiu žiūrovai, kurie klausys.
tamsi naktis, stovi vyrai, žinai, šalia ten rusai ir diskutuoja, žinai, išsidėdėma, kas ten gavo, ką čia daryti. Nu, mes apkasuose, žinai. Taip. Tai taip ir buvo, žinai. Ir jau paskui pakeltais balsai, žinai. Aš sakau, mes neįsim. Tai sakau, pas jūs algoritmas koks nutraukimo operacijos. Sakau, pas mus NATO standartuose yra, nu kada operacija vykdoma, kada nevykdoma, yra sąlygos, kada yra nutraukiama. Tas stovi, kas? Sakau, kada nenutraukiama operacija. Ką aš žinau, tai sakau, tai kai nėra kam daryti. Sakau, Asilė, sakau, tai jeigu ten žvalgybinis dronas, sakau, mes žinom, kad tie turi kulkosvaidį, tie turi minosvaidį. Sakau, tu išeisi vidurį lauko, tai sakau, tu spėk iš 3 kartų atskris, mina ar ne į mus. Nu, sako, turėtų atskristi. Tai sakau, tai tu mums siūlai, žinai, sakau, lietuviai tikrai neis. Nu, žodžiu, tai mes ten gal valandą kokią diskutavom, žinai, ar mes vykdom įsakymą ar ne. Po tos valandos paskui pradėjo truputį švist ir žinai, prieš pat aušrą būna rūkas pakyla nuo žemės, nu toksai. Ir tada jau tas rūkas pakilo, tie dronai nieko nematė ir jisai nusileido, žinai. Nu tai mes jau švintą dar vieną spėjom subėgiot. Suėjom antrą užstatėm, žinai, minas grįžom, jau buvo šviesu. Sakau, davai kvies taksi mūsų, žinai. Tas operacija į štabą, davai siūskit batarą surink, žinai, numiniorus. Sako, viskas, jūs pražiopsojot savo laiką, žinai, sako, jūsų taksas buvo prieš valandą laiko, sako, dabar laukit rotacinio. Ok, nu ir mes ten, žinai, strigom tose pozicijose šviesų, jau matom ten, žinai, kažkur jau kažkas šaudosi, žinai. Nu gerai, sulaukėm, paskui bataras atvažiavo rotacinis ir atvažiavo bataras, o, žinai, į batarų vidų nieks neina, visi sėda ant viršaus. Nu, nes jeigu kažkas atskris, jeigu tu būsi viduje, tai ten labai greitai temperatūra pakyla, žinai, iki 2000 laipsnių, nu labai nemalonu būna. O jeigu ant viršaus, tai gali tave nusprogimo banga tiesiog nusvies lauk, žinai, nu tai ten, nu, gal ten koja liks ant to bataro, bet nu visas kažkur nuskris, daugiau šansų išgyventi. Tai visi lipa ant bataro. O kai rotacinis bataras važiuoja, tai ta prasme, dalis karių atvažiuoja labai daug ir tie, kurie irgi išvažiuoja. Tai praktiškai ant to bataro ten, žinai, aplipia kokie 30 žmonių. Nu, ir jau ten jie taip paskaičiuoja, maksimali riba bataro, žinai, kad jisai per vieną rotaciją, o mes dar, žinai, 3+3 žmonės, nu, iš viso +6 žmonės. 3 ukrainiečiai miniorai ir mes 3 lietuviai, žinai. Nu, tai ant to bataro ten, žinai, jau taip susigrūdę, nu, bet ačiū Dievui išvežė, žinai, grįžtam pas vadą raportas, tai sako, jūs 3 kartus turėjot suvaikščiot. Tai dar pizdai gavo, žinai, tai sakau, dronas buvo, tai sako, vis tiek reikėjo eiti. Nu, tai, žiūrėk, ten tokie buvo potyriai. Tai vat arčiausiai buvau prie Činzuruose, ne? Nes ukrainiečiai ne kacapais vadina. Nu, užpypinsi. Neklausys ukrainiečiai. No. ne, nu, ukrainiečiai rusus pydarais vadina. Nu, tiesiog. Okay. Jie taip, tai viskas ok. YouTube'as. Tai sako, žinai, nu, aš sakau, arčiausiai turbūt iki pydarų buvo, nu, gal 200 metrų iki jų aktyvių, žinai, pozicijų. Toj pilkojų zonai. O šiaip ten, žinai, kur... Čia vienas saugiausių zonų, tai yra nuo kontakto linijos... Ta prasme, yra nulinė zona, kur gali atskrist, kur šaudosi ir tada gali atskrist kažkas, žinai, ten paskui kuo toliau, vis mažiau šansų, kad kažkas atskris, nes tas atskridimas yra brangesnis. Nu, žinai, tu ten iki kilometro gali, žinai, iš kalašo seriją paleis, vis tiek kažkas atskris. Biški toliau gali minosvaidis atskrist. Paskui dar toliau, žinai, gali stambesnis minosvaidis atskris, bet jų jau mažai yra. O paskui tarpe iki 5 kilometrų, už 5 km nuo kontakto paprastai stovi, žinai, amunicijos sandėliai, ten štabai, nu visa tokie. Artilerija ten stovi. Ir artilerijos yra dvikova, artilerija šaudo viena į kitą ir bando sumedžioti vieni kitus, ten kokį tanką pamušt, štabus pamušt. O jeigu būnant maždaug 3 km atstumę nuo kontakto, tai jau kulkos neatskrenda, o visa artilerija skrenda virš galvos. Nu ir ten, žinai, nu ta prasme ten... Nu, tipo, dauguma su liemenėm, su šalmais, bet yra hebra, kurie, žinai, su šortais, su tapkiam, ten, žinai, kažkokius šašlykus kepa, žinai, ir girdis, bum, kacapų išėjimą, žinai, artilerija šauna ir tada klausyti reikia. Jeigu girdis išvilpimas, tai tada reiškia kažkur pro šalį skrenda, o jeigu bum, tai išvilpimo nėra, tai tada reiškia tiesiai skrenda į mus. Nu, nes taip yra, sviedinys, kai skrenda tiesiai, išvilpimo nesigirdi. Nu, tai jeigu tiesiai, tai gali prieš, gali už, nu, bet gali ir čia. Tai ten, žinai, sėti to šašlų, žinai, kepat, stoju su tapkim, bum, klauso visi, išvilpimo nėra, visi po žemė, žinai, išlenda kažkur, žinai, už mūsų, bum. Ok, viskas gerai, žinai, jeigu šauna švilpimas yra, sako, ne, zabėjai, nesvarbu, žinai. O kaip pačiam adrenalinas, jaučiu, belia kaip užkilęs būna tuo momentu. Žinai, o tą naktį, kur pasakojai. Jo, adrenalinas, supranti kaip, kai kažką darai, nebūna to adrenalino. Šiaip, žinai, aš ir su ukrainiečiais kalbėjau ir man tas pats baisiausia turbūt yra naktį, jeigu pasilieka mes nakvot, žinai, tenais, tai, nu, vis tiek, nakvynė visa po žemė būna.
Bet jeigu, pavyzdžiui, ir prisireikia išeiti ant didelio reikalo naktį, tai va čia yra baisiausia, žinai. Nu, sako, nieks nenori mirti, žinai, kai tuo metu, kai daro didelį reikalą. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.